Varysiu filmuoti šieno holą, nes parėjo visą didžiausią siuntą. I need coffee. Rebate. Ką papasakosiu, papa? Hallo! Ir vlogas 4 diena. Šiandien turėjau labai lėtą rytą, kadangi atsikėliau su žiauriu galvos skausmu ir ties šitą vietą viskas skaudėjo. Tai leidau savo išsikulėti, pailsėti, išgėriau vaistų, truputėlį geriau jaučiuosi, aišku, dar toks jaučiasi kaip sninga. O, žodžiu, dar jaučiasi toks biški pulsavimas ir čia skausmas, bet nieko tokio. Bet dabar varysiu filmuoti šieno holą, nes parėjo visą didžiausią siuntą. Ir laukiu tiesiog, kol kompas su telefonu susijungs. Čia va mano toks nuostabusis setupas. Šieno holą galėsit pamatyti pas mane Instagram'e, tai čia jis turėtų kažkur skaityti. Bus tikrai jau turėtų būti keltas reelsas, tai pasižiūrėkit. Tai dabar einu filmuoti montažą. Ir... Žodžiu, baigiau filmuoti, aš užtrukau gal valandą su viršum filmavimo. Žiauriai esu pavargus ir žiauriai alkana esu, bet žodžiu, Aftermath yra žiauriai didžiulė betvarkė, kurią aš labai tingiu tvarkyti, bet reikia, nes tikrai nenoriu būto palikti tokioj betvarkiai. Tikrai buvo dalykų, kurie tiko, kurie netiko, kuriuos dėsiu turbūt į pardavimą. Bet žodžiu, pažiūrėkit mano Instagram'e, viskas jau bus tikrai turėtų būti kelta, galbūt 2 dalys, gal 3 bus netgi šito holo, nes tikrai daug dalykų buvo, bet žodžiu jo. Einu tvarkyti ir lėkti iki miegos, nes reikia maniškio lęšius paimti ir dar kelis dalykus nupirkti. Tai. Aš tą prasme žinau, kad man 24 metai yra, bet aš šitų dalykų labai noriu. Nu ir ką sakiau? Absoliučiai visur Grinch. Tiesiog jisai yra absoliučiai visur. Atvariau į Megą. Man tik reikėjo paimti maniškiui lęšius ir jo bendradarbių dovanas 2. Man negalima, ir dar tašiai yra daiktų, man tikrai negalima varyti prekybcentrus, aš nežinau ką daryti. Bet žodžiu, aš dabar nuvarau dar į New York ir į Pepko. Ir varau namo, nes klausiausi video, nežinau per kamerą klausiausi, tai mažoji pelė kaip cypė. Man pačiai nebiškai suskaudo širdelę, tai žodžiu. Tas irgi apsis. Oi, tu grana kaip mažas. Jo, tau ir prisisiaus. Kas čia buvo? Papa, nu, labas, grana. Man atrodo, kad jūs per šitą vlogmasą pamatysit mane iš visų kampų, iš visų betvarkių ir taip toliau, bet žodžiu. Vlogas 5 diena atėjo, per daug man greitai eina šitas gruodis, bet smegenys. Nusprendžiau padaryti greitai intro, kadangi eisiu tvarkyti butą ir aš žinau, kad aš paskui tiesiog tingėsiu filmuoti, bet draugai nusiunčiau sąrašą, ką reikia padaryti, nes mano smegenys glitchina. Kai aš turiu daug padaryti, jos nustoja veikti, nežino kaip ką kur daryti, kokia eiliškumo tvarka, tai aš draugai nusiunčiau sąrašą, sakau, prašau, sudėliok, ką man reikia padaryti, nes aš negaliu. Tai sudėlioju ir dabar turėsiu tai daryti. Ir dar su saviškiu susitarėm, kad kada reikės pirkti dovanas, nes visai jau greitai į Kalėdos. Ir kadangi jisai gali tik tai savaitgaliais apsipirkinėti, tai reikia pasižiūrėti, čia kokia aš balta. Jau, tai žodžiu, varau tvarkytis. Nežinau, kas čia buvo, bet... I need coffee. Rebate. Išėjom pasivaikščioti su šunimis, mažoji ten kažkur pasislėpus. Kimis, va čia va kažkur.
neįsivaizduoju, aš jį rodau ar ne. Bet Kimis su savo naują aprangą apturėjo jau pirmąjį zuikį. Pabučiavo, nes biški paslydo ir norėjo persukti pro bordiūrą, tai nelabai pavyko. Bet žodžiu, visai geras oras. Galvojau, kad kur kas šalčiau bus, nes tipo rašė jutiminė -9, bet šiaip normaliai. Tai žodžiu. Einam ratą pasivaikščiot, biški kalorijas padeginsim, pravedysim makaulės ir bus gerai. Nu? Labas. Toliau kiaušinis jūsų kalba, jau kaip šiauriai atrodo, bet eglė atstumta ir jinai labai gražiai kryvai atrodo ten. Mažoji paliko savo surprizus tenais, bet žodžiu, šiandieną tai kažkas košmaro buvo, miegojau kelias valandas, prastai žiauriai jaučiausi ir galvas skaudėjo, nu, tiesiog daržovė buvau visiška. Tai labai tikiuosi, kad greičiau praeis man viskas šitas šunės. Jaučiuosi, tai kai nežinau, kas tikrai žiauriai šudinai. Tai žodžiu. Realiai visą dieną lovai pragulėjau, nieko neveikiau. Dabar yra jau gruodžio 8 ir jau vakaras. Visą dieną realiai bandžiau nufilmuoti kažkokį intro ar kažką pasidaryti kažkokios veiklos, bet aš tiesiog žiauriai silpnai ir prastai jaučiausi ir jaučiuosi. Ką? Pupa, nu repa. Žodžiu, tai prastai ganėtinai jaučiausi ir aš tiesiog nieko nesinori man veikti, bet dabar galvoju vakaras, tai bent jau užsisakysiu skincare, nes likučius, ką papasakysiu, Pupa? Mano baterija blyksi. Tai žodžiu, aš kada filmau po 7 kažkiek ir dabar yra be 15:10. Ir va, aš tik dabar išsirinkau skincare produktus, kuriuos aš pirksiu iš korėjiečių. Čia vakar reiškia, kai darau tokį deep research, kad visur žiūriu reviewsus tiek TikTok'e, tiek YouTube'e, tiek absoliučiai Google, tiek ingredientų visi, tie peržiūros, ar viskas atitinka, ar nekemša porų ir taip toliau. Ir dabar reikia žiūrėti kitas svetainės, kad būtų, gal rasiu bent jau porą eurų pigiau, kadangi už 4 produktus dabar supločiau 70 eurų. Ir tai yra tiesiog prusiklis, serumas, tonikas ir kremas. Gaunasi šiam 971. Tai reikia eiti ieškoti, gal kažkur pigiau rasiu, nes this shit is expensive. Po 12:07 sušiai atkeliavo. Šitą porciją skirsta 4 žmonėm, bet aš... Ups. Simpsonai. Ir mano 2 vaikai. Na taip, leidžiam vakarą.
turi? Ką turi? A, gražu. Čikita. Pupa. Atvarėm prie Kauno Eglutės. Žmonių eilinį kartą pilna, kad praeit niekur neįmanoma. Čia va vienas vaikas, o kits ten kažkur pasislėpęs. Susigėdė. Ką? Susigėdė jį? Šeimyną, kur kaimavo? Išėjom pasivaikščiot. Kokonas pasislėpęs. Ir prikolas, jog Kimis savo pusseserės labai bijo. Bet ką tik ant, nežinau kokia veislė, bet lesės užsirovė. Kur ten, nežinau, keliais kartais didesnis šuo. Bet vat už save dvigubai mažesnis šuns bijo. Logikos nėra. Virš savaitės užbaigimas Vision Board kūrimas, kalėdinis filmas. Šunys šį savo nesąmonės daro. Aš saviškio kompanijos norėjau, tai paprašiau, kad atsineštų stalą ir kėdę iš kambario, nes aš nenorėjau kambarį miegamajam būti. Tupi. Vienas šuo tenais pasislėpęs nori žaisti su savo pusseserė, bet ši kaip bato, kita va. Ne, Pupa?